Sveiki, BFA podcast'o žiūrovai, smagu pradėti su jumis jau trečią mūsų sezoną, kuriame tikimės jums pateikti įdomių ir aktualių temų susijusių su futbolu ir ne tik. Ir šiandien pradėsime nuo svarbios naujam sezonui temos, tai nuo mūsų sveikatos, vaikų sveikatos, futbolininko. Ir mano šios dienos pašnekovas tai yra BFA sveikatos partnerio medicinos diagnostikos ir gydymo centro sporto medicinos gydytojas Mantas Abraška. Labas, Mantai. Sveiki. Kaip jaučiatės mūsų studijoje? Ačiū, puikiai, kaip namie. Gerai. Prasidėjo rugsėjis, žinome, kad tai aktualus metas tėvams, visi mokyklos reikalai, sveikatos patikrinimai, tačiau pasaulio sveikatos organizacijos duomenys, gal man tai papasakosit, šiek tiek nuliūdina, tai rodo tas tokias blogėjančias tendencijas. Ką tai sako apie mus, kodėl taip yra, kaip galvojat? Na, visi trimituoja, kad vaikų aktyvumas mažėja ir tikriausiai su to ginčytis bus sunku. Aš savo statistikos neturiu, tai negaliu nei pridėti, nei atimti, bet esam darę ir su Vilniaus moksleiviais, pradinukais tokį tyrimą, projektą. Tai gavom labai įdomių rezultatų, kad netgi vaikas, kuris auga, bręsta, pradinukas, tai lyg ir ten centimetrų daugiau, kilogramų daugiau, reiškia, ir lyg ir raumenų turėtų būti daugiau, bet tiek koordinacija, tiek lankstumas, tiek netgi ištvermė ir jėga nebūtinai didėja. Tai reiškia, kad augti išeina, bet fiziškai aktyviam arba kažkaip ten tobulėti, kaip čia, kad sveikam kūne, sveika siela, šiek tiek pamirštam. Tai tikriausiai, ir neišeina ginčytis, kad tai, ką pasaulinė sveikatos organizacija sako, tai yra tiesa. O kas tai lėmė? Ar ir COVIDas prasidėjo? Ar dar kažkokios mūsų tos gyvensenos tendencijos? Aš gal nesu didelis statistikos žinovas šito klausimu, tiesiog dar prieš COVIDo pandemiją buvo tokių pačių ženklų, nes mokyklose buvo atliekami tokie Eurofito vadinami testai, tai nieko ypatingo, tiesiog visiškai elementarūs tie patys lankstumo, šaudiklinio bėgimo, vadinkim taip, paprasti fizinio aktyvumo vertinimo testukai. Tiksliau jų visas toks baterija kompleksas. Ir tai, kaip atrodė mano tėvų karta, jau nebetrodė taip gerai mano karta. Ir mano karta atrodė geriau negu kad dabartinė karta. Tai reiškia, skaičiuokim ne metais, o kartom, kaip kokie italai. Reiškia, tos tendencijos jau kažkokios yra, tas bendras aktyvumas keičiasi, nes atsiranda kitokių pagundų, kitokių veiklų, kitokių norų ir nebūtinai bendras fizinis aktyvumas keičiasi. Ir čia mes dažnai netgi painiojam sportą su bendru fiziniu aktyvumu. Tai šiaip to organizuoto sporto daugėja. Tas yra smagu ir tai yra puikiai fizinio pasirengimo ar ten sveikatinimosi forma, bet ta organizuotas sportas, treniruotės, varžybos, tai nėra viskas, nes jeigu liktų tik tais, tarkim, hipotetiškai, tik tai sėdėjimas ir sporto treniruotės, suma vis tiek gaunasi, kad per mažai judama. Tai reiškia, kad nebūtinai sportuoti tik tais labai intensyviai arba labai sunkiai ir su tuo jau visą savo namų darbą padarote. Tai toli gražu nėra taip. Tai reiškia, kad to bendro aktyvumo, bendro judėjimo, vaikščiojimo, bėgiojimo, dūkimo, aktyvios kažkokios tai veiklos, nebūtinai kažkokios ten labai kryptingos arba organizuotos trūksta. Tai va čia tikriausiai ir labiausiai ir jaučiasi tas skirtumas, nes jeigu imtumėm atletinius parametrus arba kažkokios rodiklius, kurias mes galime išmatuoti, tai futbolas, tarkim, pasikeitė drastiškai, greičiai, intensyvumas, viskas, tai sportiniai rezultatai visi matom, kad gerėja, o bendras vaikų aktyvumas prastėja. Tai du skirtingi dalykai. Reiškia, kad tikėtina, kad jūsų akademijos auklėtiniai bus gerokai geresni negu tas vidurkis, apie kurį mes čia dabar taip bedavojamės. Nepaisant to,
čia visai šviežus mano įspūdžiai, kad buvo 2 broliai, ne iš futbolo bendruomenės, bet abu sportuojantis, vaikščiojantis į treniruotės ir lyg ir jau jaunėlis yra priskirtas prie jau aukšto meistriškumo, kad jau ruošiasi ir ten daugiau treniruočių per dieną, nebe per savaitę, bet reiškia jau nebe po 1 treniruotę per dieną daryti. Ir tai lyg ir turėtų būti kažkoks tai stipresnis, šaunesnis, bent jau savo amžiaus grupėje. Ir žiūrint jo rezultatus, taip kai kurie rodikliai buvo stipriai geresni negu vidurkiai, bet tuo pačiu kai kurie buvo blogesni nei vidurkiai, kurie imti iš visų, kur sportuoja, nesportuoja, nežino, kaip sportas atrodo ir tuo pačiu, aišku, ir sportuojantis į tą bendrą katilą papuola. Tai reiškia, kad tos apklausos arba tie rezultatai, ta statistika irgi gali būti kartais, iškreipti truputį vaizdą, nes priklauso, ką matuosi. Tai čia visai mano šviežus įspūdžiai, kad visai įdomus atrankos kriterijus vyksta, Baltijos futbolo akademijai gal nedėrėtų taip sakyti, bet amerikiečių futbolo asociacijos, tai ten, koks ten futbolas, kai rankose kamuolį nešioja, bet jie turi labai įdomią tokią, vadinkim taip įdomią atrankos sistemą, kad susirenka jaunuoliai į atranką ir testuoja ne tai, kaip jie komandai atrodo, ne taip, kaip jie kamuolį valdo, o tai, kaip jie bėga, šoka, sprintuoja, kokia jų ištvermė ir panašiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tu gali valdyti kamuolį kaip nori, bet jeigu tu esi tiesiog tik vidutinis arba, gal tik truputį geresnis už vidutinį, tikriausiai profesionaliam klube būsi, stipriai per lėtas, stipriai atsiliksi nuo to, iš to, tų labai atletiškų, labai stiprių žmonių. Tai, o po to jau lieka kamuolio valdymas, visa kita, tikriausiai tai nėra vėl panacėja, nes vėl daug sporto šakų tas individualus meistriškumas irgi labai stipriai lemia, bet kai, turim, tarkim, neturim 5 laisvas vietas ir 3 kandidatus, o turim 10 laisvų vietų ir 130 kandidatų, tai tada galima jau, pradėti net ne nuo įgūdžių testavimo, o nuo fizinių parametrų testavimo. Atletinis rengimas, galima sakyti, kuris visur pastebimas jo reikšmė ir krepšinė, ir futbole, kad... Čia bet koks sportas, gerai, šachmatai gal su atletiniu rengimu neturi labai daug bendro, bet nėra sporto šakos, kad būtų galima apsieiti be atletinio rengimo. Taip, kai kur jo reikia daugiau, kai kur mažiau. Yra tokios, vadinkim taip, visiškai atletinės sporto šakos, kur taktika lemia arba įgūdžiai lemia truputį mažiau negu, tarkim, kažkur kaip futbole, krepšinėje, ledo ritulyje ir panašiai. Bet fizinis rengimas lieka vis tiek vienas iš tų pagrindinių momentų. Ir kartais patys tėveliai, kurie rūpinasi savo vaikais ir padaro tokią meškos paslaugą savo jaunuoliui, kad bijo, kad nepersistengtų, kad nepervargtų, kad vaikas pavargsta per treniruotę, kad kaip čia taip galima. Tai natūralu, kad kartais jaunuolis pasiskundžia, kad ten ką nors skauda, kažkur pavargsta, tai aišku, scenarijų yra visokiausių ir tikrai yra, kad persistengiama ir kad forsuojama ir daroma per negaliu, kas tikriausiai neturėtų būti, ypač vaikų amžiai, nes man skandinavų labai patinka mokykla, kad jie kažkaip apžaidžia, kad vaikas vis tiek nori, jam smagu. Aišku, jie turi ir tam tikrų problemų, nes ten daug kur yra savanoriškais pagrindais dirbama, treniruojama. Tai reiškia, man patiko futbolas, aš žaisdavau sekmadienio lygoje, dabar turiu keletą laisvų valandų, tai aš treniruosiu vaikus. Viskas faina, gražu, bet kai atsiranda niuansai apie vaikų sportą, tai nereiškia, kad tas receptas, kurį taikė jum ir jum galbūt tiko, nereiškia, kad tiks 30, 50, ar telgu būna ir 10 vaikų, bet tai nebūtinai reiškia, kad tiks. Tai Lietuvoje to lyg ir nėra, mes turim profesionalius trenerius. Problema gal tik tai, kad yra sudėtinga vis tiek kiekvieno individualius poreikius atliepti, nes nevaisant to, kad ten visi vaikai, reiškia, kažkokios amžiaus grupės, kad jie treniruojasi kartu, lyg ir turėtų būti fizinis rengimas panašus, bet
visiškai nepaslaptis, kad statistika sako, kad sausį, vasarį, kovą gimę bus dažniau sutinkami profesionaliam sportą, negu, tarkim, lapkričio ar gruodžio mėnesiais gimę vaikai, nes jie truputį išfiltruojami, vadinkim taip, vaikų amžiai, nes tas beveik metų skirtumas yra labai, ypač jeigu branda dar skiriasi, tai tos santykinai jaunesnius, nors ir tų pačių metų gimimo, jos apžaidžia, apstumdo, jam darosi nebeįdomu, arba, reiškia, jau psichologiškai nebepakeliama ir jie tiesiog nubyra ir renkasi arba kitokias veiklas, arba nesirenka sporto, arba nueina į muziką, dar kažkur. Tai žodžiu, tų dėmenų ir niuansų yra tikrai labai daug. Ir man tai paminėjo tokį niuansą, kad vaikai kartais pasiskundžia tėvams, tai svarbu kaip ir tėvams motyvuoti, bet ir neperspausti. Tai kur ta ir tokia sveika riba, ką tėvai turėtų turėti, matyti, ką turėti omeny, kad vaiką motyvuoti, kad kuo daugiau judėti. Aš suprantu ne tik, kad, pavyzdžiui, mūsų atveju futbolą žaisti, bet apskritai dviratis, pasivaikščiojimai, bėgimas, atletinis rengimas ir kur reikėtų įsiklausyti, kai vaikas sako, aš jau pavargau, aš jau nebegaliu. Tai kur ta yra sveika riba? Geriausiai apie vaikų auklėjimą žino žmonės, kurie perskaitė 2 knygas apie vaikų auklėjimą, tai čia aš. Tai aš negaliu pasakyti, kaip ten tas turėtų atrodyti, nes tikriausiai labiausiai laimi tie, kurie šnekasi su savo tais mažais žmonėm. Tai yra nesuaugęs, bet vis tiek tai yra žmogus, kuris turi savo pojūčius, norus, galimybės. Tai tikriausiai per tą kažkokį nuoseklų bendravimą ir tas pastangų vertinimas pačio jaunuolio irgi yra svarbu, nes galbūt, nežinau, mokykloje sunkiau sekasi, ten daugiau pergyvena, daugiau, reiškia, prie namų darbų sėdi, mažiau pailsi ir net ir jeigu jam tas krūvis paskaičiuojamas gerai, jis galbūt nepailsi tarp treniruočių ir iš čia atsiranda tas kažkoks tai nuovargis. Ir jeigu jau ten pradeda atsirasti nenoro eiti į treniruotės, tai vienas iš pirmų signalų, kad kažkas ne taip, arba jam per sunku, arba, reiškia, su treneriu nesusikalba, arba su komandos draugais nesusikalba. Tai įvairiausių tų scenarijų yra. Bet taip jau aš tada apie tą psichologiją, kurią aš tikrai nesu didelis asas, kad jau čia papasakočiau, tai aš iš tos medicinės pusės, kad jeigu jau vaikas skundžiasi skausmais, taip kartais tai būna kaip čia bandymas ieškoti kažkokio tai priežasties, dėl ko nesitreniruoti, kad, reiškia, tie simptomai tokie kintantis, neaiškus, neapibrėžti. Nepaisant to, tiek, tikrai dažnai matom, kad ignoruojami yra tokie aiškus biologiniai signalai, kurie sako, kad kažkas netinka. Kokie tie signalai? Svarbiausia, ką tėvams reikėtų atkreipti dėmesį? Tai raumenų skausmas manęs turėtų visiškai nejaudinti, nes jeigu jaunuolis dirbo ir nepaskaičiavo, tai gali būti, tai taip, vėl, jeigu ten ilgai tas raumenų skausmas tęsiasi arba jau labai dažnai, tai tikėtina, kad tada gali pervargti raumenys ir atsirasti tada jau nebūtinai tos kontaktinės traumos, kur kažkas pastūmė, reiškia, užlipo ar panašiai. Gali būti ir to perkrovimo traumos. Tai nepaisant to, vis tiek raumenų skausmas nėra tas dalykas, kuris, reiškia, turėtų labai gąsdinti, bet jeigu jau prasideda kažkur apie sąnarį, tai aš nesitikiu, kad tėveliai taps gydytojais, tai nenoriu labai čia išsiplėsti, bet jeigu jau atsiranda skausmas apie sąnarį ir, tarkim, naktinis skausmas, tai jau bet kuriuo atveju naktinis skausmas yra stipraus uždegimo požymis ir tada jau reikėtų tikrai nebe apie sportą galvoti, bet kaip jį remontuoti, gydyti, nuo ko gydyti, pradžiai išsiaiškinti ir panašiai. Dar apie sportuojančio vaiko priežiūrą, tie patys tyrimai. Tėvai nori leisti vaiką, kad ir pas mūsų akademiją nuo 3 metų, kai kurie vėliau ateina, ar būtina kažkokius tyrimus atlikti, kad pasižiūrėti tą bendrą vaiko būklę, ar galima vėliau tai padaryti, jūsų nuomonė? Mes ne bananų respublikai gyvenam, tai vis tiek vaikų priežiūra vyksta kažkokia. Tai ir vėl, kad ir pradeda tuose būreliuose,
sportuoti, judėti vaikai nuo mažumės, tai vis tiek truputį turėtų skirtis patys tie užsiėmimai, tai čia jau trenerių kompetencija, kaip jie su jais apžaidžia, nes vis tiek tai yra labiau žaidimas, o vaikams žaisti, dūkti yra sveikintina, reikalinga ir naudinga, tai nematau priežasties, dėl ko tas trimetis, kuris buvo pažiūrėtas pediatro, reiškia, jo ir kažkokia širdies veikla įvertinta, jau yra tam tikri dalykai, kuriuos tiesiog privaloma yra patikrinti, pasižiūrėti, tai jeigu ten nebuvo kažkokių tai kabliukų lygų, tai visiškai nėra priežasčių tą jaunuolį stabdyti. Aišku, aš dirbu privačioje medicinoje, tai mes visą laiką suinteresuoti, kad žmonės ateitų pas mus tikrintis ir prižiūrėtų. Ir va čia atsiranda truputį tokie niuansai, kad dauguma gidų, kurie paskaičiuoti, kaip reikėtų prižiūrėti arba gydyti arba kiek dažnai lankytis pas gydytojus arba sporto medicinos centruose arba pas sporto medicinos gydytoją. Tai dažniausiai ta matematika padaryta dėl staigių mirčių sporte prevencijos ir ten nėra labai akcentuojamas ir kitas rezultatas, ar jis tobulėja, ar jisai auga normaliai. Lyg ir pediatrai, lyg ir šeimos gydytojai tą tikrina ir jie lyg ir tai įvertina, bet vėl išmanyti sporto specifiką nebūtinai visiems ten yra taip jau paprasta ir taip galima gal ten futbolą, krepšinį išsirinkti dvi didesnės sporto šakas, kur jau lyg ir didesnis skaitlingumas, bet kai atsiranda jau niuansai, ten egzotiškesnės sporto šakos, tai tada jau tampa sudėtinga įvertinti, ar tai simetrinė sporto šaka, ar asimetrinė, ar tas raumenynas vystosi kaip priklauso, ar jau ten atsiranda kažkokios papildomos rizikos. Tai privati ta medicina dažniausiai ir kaip tą pridėtinę vertę per tai ir bando sukurti, nes mes vis tiek darom tą patį darbą, kaip ir, vis tiek turim pasižiūrėti, kad nenutiktų nelaimės, nes vis tiek tai yra didelė tragedija, jeigu aš jau nekalbu apie mirties atvejus, tiesiog įsivaizduokit jaunuolį, kuriam ten 12 ar 13 metų, kuris dega sportu, kuriam patinka leisti laiką su savo komandos draugais ir kuris tikrai didžiąją laisvalaikio dalį praleidžia su savo kompanija, su savo komanda, su savo draugais. Ir mes jam, tarkim, pasakom, dėja, bet išlindo dalykai, dėl kurių nebeišeina profesionaliai. Ką reiškia profesionaliai, jis algos lyg ir negauna, bet visi jaunuoliai, kurie vaikšto į sporto mokyklas ir akademijas ir kurių treniruotės yra struktūrizuotos ir tai nesvarbu, ar tai bus 3 ar 5 ar 7 ar dar daugiau treniruočių, jie vis tiek traktuojami ne kaip sportuotojai, bet kaip sportininkai, tai kaip profesionalai. Tai ir tokiam profesionalui mes pasakom, ne, viskas varžybinis sportas baigtas, dabar gali tą daryti tik tai savo malonumui. Tai aš suprantu, ką reiškia savo malonumui, bet kaip tą išaiškinti 12-mečiui, kuriam dega į tuo sportu. Tai dėja, bet tenka kartais ir man su tom svajonių daužimų ir griovimų, reiškia, užsiminėti. Tai yra tikrai sunki patirtis, ypač ir šeimai, ir tam sportininkui ar sportininkiai, nes jiem reikia pergalvoti, tai yra, dar lyg ir yra laiko pergalvoti, bet tą akimirką tai atrodo, kad... Pasaulis griūva, taip, vaikui, ir tėvams, ir vaikui. Man tai, kalbant apie futbolą, kiek pačiam teko susidurti su futbolininkais, jų traumomis ir kaip ir minėjot, kad profesionalus sportas nėra tas sveikatinimas, sveikata, tos traumos vis jaunėja, ką mes girdėjome seminaruose su mūsų BUFA treneriais, tai kokios tos pagrindinės traumos futbole ir kiek pačiam teko susidurti ir kas tai mūsų sporto šakai būdinga, tas sveikatos prasme. Aš visiems vis pasakoju apie jau nebe naują ir visiems lyg ir pažįstamą FIFA 11+ programą, kuri buvo visgi veiksmingiausia su damom. Tai man visgi daugiausiai su jaunimu ir teko su merginom futbole susidurti. Tai ten tikrai matai, kad dalykai, kurie jau lyg ir atrasti, tikrai veikia. Tai
Tai vėl sportas toks, kur yra kontaktas, visą laiką atsiranda tos kontaktinės traumos. Tai mes jau taip galim keisti taisyklės, galime keisti arba mokinti, už ką duot kortelę, už ką neduot kortelės, kad jau žmonės suprastų, kas tinka, kas netinka. Tai čia vienas toks momentas, kad jau nuo bereikalingos agresijos kažkokios tai sporte apsaugoti. O kita dalis, kuri mums gal ir įdomiausia yra, kad iš tos medicinės pusės, kad tos nekontaktinės traumos, kai reiškia, lyg ir bėgu, keičiu kryptį, išsisuku čiurną. Arba, tai vis tiek futbole yra čiurna, kelias, du pagrindiniai dalykai ir trečias, ketvirtas tikriausiai būtų kirkšnis ir šlaunės užpakalinės raumenų grupės traumos. Tai vaikam dažniausiai čiurnos, jau po to, kai atsiranda kiti greičiai, kitos amplitudės, tiksliau, vadinkim taip, kiekis treniruočio arba intensyvumas jų, tai tada jau pradeda lysti ir tos jau labiau saugusiam būdingos traumos, bet vėl tas saugęs, kur čia prasideda saugęs. Tai moterų sportas yra ir merginų sportas, nes jau į vyrų sportą yra sudėtingiau pakliūti, nes vėl dėl brandos, dėl greičių, dėl technikos elementų momentų. Ir tas perimas iš tikrųjų yra irgi sudėtingas, nes tu gali būti, tarkim, ankstyvos brandos ir savo grupėje ar savo amžių arba jaunime būti ten labai stiprus, labai turėti pranašumą, o tai į suaugusių sportą ir ten visi panašus arba geresni ir tau reikia kas buvo pranašumas, nebetampa jokio pranašumo. Tai reiškia, turi dirbti daugiau, sunkiau, greičiau ir vėl išlenda tada jau dalykai, kurie galbūt nebuvo padaryti nebūtinai aikšteliai, bet fizinio rengimo salėje. Tai mes su tokį biodeksą arba izokinetinę dinamometriją padarom. Tikriausiai jau kai kuriem ir yra žinoma, kad pririšam prie kėdės maždaug lakūno ir duodam tokį kaip treniruoklį pakankinti truputį, išties koją sulenkt. Ir nes nepaslaptis pas futbolininkus keturgalvis raumuo, anatomiją galima mokinti, labai gražus, ryškus, matomas, su hamstringais lygi irgi panašiai, bet ta proporcija jėgos keturgalvio ir dvigalvio labai stipriai skiriasi dvigalvio nenaudai. Tai reiškia, kad yra tam tikri užprogramuoti dalykai. Ir tai jau galima kažkaip tą akcentuoti. Taip, keturgalvis reikalingas sprintui, kamuolio valdymui, spyrimui, bet hamstringas ne ką mažiau svarbus. Tai žodžiu, kartais būna galbūt ir to trenerių darbo, nenoriu sakyti brokas, nes vėl tą pamatuoti yra lauko sąlygom sudėtinga. Taip, bet jeigu 20 pas tave komandoje vaikų, visi skirtingi. Taip, bet jeigu jau toks, netiesioginis rodiklis yra mėšlungis. Tai dažniausiai ne magnis, ne ten kažkoks tai mikroelemento trūkumas, bet yra dažniausiai nuovargio momentas. Jeigu raumuo nuvargsta, jis pradeda spazmuoti, reiškia neklausyti komandų iš centrinės nervų sistemos ir jisai traukia mėšlungis. Tai jeigu, reiškia, keturgalvį, blauzdą, rečiau, hamstringų, šlaunies užpakalinė grupė dažniausiai traukia. Tai tiem, kuriem jau traukia, jau galim iškart sakyti, kad namų darbai nepadaryti, reikia grįžti į salę ir kočiot šlaunų užpakalinę grupę. Tai visom raumenų grupėm tinka, nes vėl ištvermė, reiškia 90 minučių, tarkim, bėgioti reikia ištvermės. Bet ištvermė, norim mes to ar nenorim pripažinti, stipriai priklauso ir nuo jėgos rezervo. Tai reiškia, kad kuo didesnė, geresnė raumens jėga, tuo tikėtina jis bus ir ištvermingesnis. Tai reiškia, kad neišeina tik ištvermę treniruoti, reikia ir jėgos momentų šitai problemos sprendimui. Akademijoje mes turime įvairių grupių nuo 3 metų iki 18 ir savo BFA pirmąją komandą, kuri dalyvavo vyrų čempionate. Nuo kada jūs patartumėt treneriam atkreipti dėmesį tą fizinį rengimą, kada jis jau turėtų prasidėti, kokiame amžiaus tarpsnyje? 3 metų tikriausiai dar ne, bet nuo kada turėtų būti tai atkreipiamas ir ta prevencija, kaip sakėt, čiurnos keliai, tai
kokia ta prevencija, ką reikėtų treneriam atkreipti pirmiausia dėmesį, nes jie vis tiek arčiausiai vaiko yra. Tai mano ta pati minėta FIFA 11+, kuri lyg ir buvo subalansuota damom, bet visiškai tinka ir vyram. Tai yra toks mokymas, kaip tam tikrų judesių metu valdyti savo kūną. Tai yra puikia pradžia, nuo to ir siūlyčiau pradėti, o po to jau kai jau tas jaunimas tampa sukalbamas ir pakankamai koordinuotas, kad jau darytų ir nuobodžius kažkokius tai nežaidybinius elementus, bet jau ir pratimus sudėtingesnius, kurie tam tikrai raumenų grupiai labiau skirti arba akcentuoti, tai tada jau ir tinka. Tai vėl čia amžius net nėra rodiklis, nes būna, kad 6-metis yra daug novokesnis už 12-metį ir jau jam galima duoti pratimus ir jis tikriausiai tobulės greičiau. Tai vėl čia kartais užtenka to, kad jaunuolis turi vyresnį brolį ar sesę namuose ir iš jos greičiau mokinasi ir kažkoks tai lyg ir sukalbamesnis ir jam paprasčiau perimti arba pagauti tą trenerio norą padaryti kažkokį vienokį ar kitokį pratimą. Tai fizinis rengimas yra saugus momentas vaiko raidoje ar treniruočių procese. Ir man irgi teko sportuoti ir kažkaip jau ten, atsimenu, labai jau buvo skeptiškai žiūrima į visokius štangas, hantelius, nes čia kilnosi, neužauksi, žodžiu, būsi mažas kaip gimnastas ar ten kažkoks tai, žodžiu, išbrokuotas. Tai tikrai taip nėra. Taip, galima pasidaryti savo bėdų, bet čia trenerio darbas yra parinkti saugius pratimus, kad grupė ar jaunuolis ar, pagal tai, kam bus taikoma tie pratimai, kad jie būtų saugus. Aišku, neapsaugusim nuo visų įmanomų rizikų, bet fizinis rengimas jau turi būti nuo tada, kai tik išeina, nuo tada ir turi būti. Nes vėl, mano neseniai minėtas pavyzdys, kad jaunuolis, gal pradinės klasės baigęs, gal ne, bet jau ruošiasi turėti daugiau treniruočių ir ką jūs manot? Jo rodikliai tik vidutiniai, nors jį jau ruošiasi į stipresnę grupę dėti. Gal ir neblogai, nes to stipresnė grupė jis galbūt sustiprės, bet galbūt ir pavargs, nes yra per silpnas, net lyginant su vidurkiu, jau nebekalbu apie kažkokius tai didesnius rodiklius, kurie galbūt yra būdingi vienai ir kitai grupiai. Dar iš tikrųjų vienas momentas, kurį aš norėjau paminėti apie tą rizikas visokias ir baimės ar panašiai. Tai yra dažniausiai bėda jau šitų labai talentingų, tokių wunderkindų, vadinkim taip, kurie peršoka 1-2 metus kitoje amžiaus grupėje sportuoja arba sportuoja už akademiją, dalyvauja varžybose dar už mokyklą, dar rinktinę, dar kažkur, žodžiu, gaunasi, kad tas vaikas tada turi 9 auklės, visi skaičiuoja pagal save ir būna, kad su ta matematika sudėtingai gaunasi ir tada lyg ir tobulėja, bet lyg ir pavargęs, lyg ir vis kažkokios traumas lenda. Tai čia tikriausiai yra didžiausias galvos skausmas tiek treneriam, tiek tėvam, nes vaikam tai įdomu, jie nori, jie jaučia, kad yra stiprus, kad gali, bet tas noras būti čempionu jau dabar, kartais pakiša koją, nes nelabai kas atsimins, kad 2024 tu buvai 10-mečių čempionas, bet jeigu tu čempionų lygą išloši, nesvarbu kuriais metais, tai tave atsimins tikriausiai. Tai kartais tas noras būti geriausiu dabar, o negalvoti apie ilgalaikę perspektyvą, nes tikrai yra pavyzdžių, kai vėlyvo brendimo jaunuoliai dažniausiai būna, kad kažkaip tai, kaip čia, nurašomi gal be reikalo arba per anksti. Bet tarkim, jis turi kažkokį
tėvelį, kuris buvo profesionalas ir treneris žino, jis tikėtina, kad vis tiek kažkaip tai genus perima, kamuolį valdo, aikštę mato, užaugs. Ir vis kažkaip tai gal jisai kaip toks kaip pagrandukas, gal kaip mažiukas, kaip mažiausias, silpniausias, bet kažkuriuo tai metu jisai ima ir pasivėja ir apšoka to savo komandos draugus. Tai ne visiems tai pasiseka. Tai arba ne visi prieš tai turėjo profesionalų tėtį ar mamą sportininką. Tai vat, čia dar yra viena, nežinau kaip sprendžiama problema, kai vaikas yra tikrai geras, tikrai nori ir kaip jį kaip jį apriboti arba kaip jį taip tvarkingai, be jokių ekscesų treniruoti, kad jisai nepervargtų ir nesutraumuotų. Tai dažniausiai niuansai atsiranda, kai su gerokai vyresniais sportuoja ir tada atsiranda ypač futbole gal ne taip akivaizdžiai, bet kai atsiranda kažkokios mikro dvikovos ar dvikovės sporto šakos, kur vienas prieš vieną ir ta branda, papildomi kilogramai, papildomos staigumo, greičio savybės gali lemti, kad atsiranda nenorimos traumas. Mūsų laikas labai greitai bėga, vienas iš paskutinių klausimų, kadangi prasidėjo futbolio aktyvus čempionatų metas, kaip ir minėjot, į rinktinės, turime tikrai žaidėjų, kurie į rinktinės važiuoja, dalyvauja čempionatuose, kartais 2 rungtynės sužaidžia per savaitę. Tai patarimas tėvams, ką šiuo metu reikėtų atkreipti dėmesį, toks intensyvus laikotarpis, kai vaikas ir mokyklą eina, į rinktinę, ir čempionatai, ir dar turnyrai, ką stebėti, ko nepraleisti pro akis ir kaip sudėlioti tą vaiko režimą. Vat geras žodis pačioj pabaigoje yra režimas, tai yra pats pagrindinis tikriausiai dalykas. Mes, aišku, turim jau įdomių medicininių arba bio kažkokių tai rodiklių, kad, tarkim, širdies dažnio variabilumas, tai reiškia, uždedam jaunuolį laikrodį, su juo naktį išmiega ir matom, kaip ten širdis džiazavo naktį, nedžiazavo, jis pailsėjo, nepailsėjo. Tai yra jau visokiausių technologijų, kurios lyg ir leidžia nert gilyn, bet su jaunimu dažniausiai yra miegas ir normali, reguliari, kiek įmanoma sveika, nežinau, ką tai reiškia, bet sveika mityba, nes mes dėl to ginčiamės, kas tai yra sveika, kas nebūtinai sveika, bet nepaisant to, tikriausiai svarbiausias momentas yra, tėveliai tą neblogai žino, miegas. Tai miego režimas, normalus miegas, nes vaikai tobulėja, nepatikėsit, ne treniruotėse, o miegodami, ilsėdamiesi, nes superkompensacija arba kūno adaptacija vyksta ne tada, kai jis vargsta ir pavargsta, nes treniruotės pabaigoje dažniausiai visi gali padaryti mažiau negu pradžioj. Tai kokia čia pasitreniravimas? Čia ne pasitreniravimas, čia yra pavargimas. Tai per treniruotę jaunuoliai pavargsta, tobulėja, kai ilsisi. Tai va dėl to tas poilsis ir savalaikė mityba yra, reiškia, labai svarbu. Ir nors aš pats stipriai demonizuoju angliavandenius, tai jaunimui visgi yra svarbu, ypač sportuojančiam, ir futbolas yra vis tiek intervalinis darbas, tai norint būti geriausia savo futbolo versija, be angliavandenių dažniausiai neišeis būti geriausia savo versija, nes anaerobiniu būdu arba didelio intensyvumo darbas vyksta, kai deginam kaip kurą angliavandenius ir tada galim sprintuoti, daryti greitus judesius. Tai žodžiu, tai, ką mes, tarkim, taikom savo kaip sveiką mitybos kažkokią tai filosofiją, nebūtinai tiks 5-mečiui, 10-mečiui ar ten 15-mečiui, nes angliavandeniai nors ir nėra būtinas maisto makro šaltinis, bet visgi subalansuotas futbolininkam. Jis yra reikalingas sportininkam, nes nuo to priklauso kokybiškas atsistatymas. Tie top 5 produktai, kurių tėveliai BUFA turėtų nepamiršti traukti į mūsų futbolininkų mitybą. Tai kokie tie sveiki angliavandeniai būtų? Tokie praktiniai patarimai. Nepasiruošęs šitam atsakymui, ką reiškia top 5, tikriausiai turėtų būti paruoštas namuose maistas, nes dažniausiai, kai mes kalbam apie top 5 produktus, tai visą laiką norim, kad tai būtų popierėlį išpakuoti ir kad galim paduoti. Tai dažniausiai nebus pats sveikiausias, geriausias, bet
taip, tai yra kartais ir tai yra variantas, nes tarkim, išvažiavot į varžybas, nu, ar tikrai prisidėsit, nu, nežinau, gal kotletą ir įsidėsit, bet tai nėra angliavandenis. Nu, daržovės gal valgys, nebūtinai, tai kartais net gal ir kažkoks batonėlis, kuris sveikas, nu, tai ten to sveikumo irgi klausimas kiek, bet jeigu ten yra kažkokie neskaldyti grūdai, kažkokios sėklos, tai tikriausiai bus geriau negu tiesiog kažkoks šokoladukas arba batonėlis, kur tiesiog tas blogasis arba greitasis angliavandenis, kuris turi aukštą glikeminį indeksą. Tai nėra blogis per se ir kartais jis turi visai prasmę, ypač jeigu ta veikla arba sportavimas vyksta ilgiau, daugiau, dažniau, bet nu, vaikai tą, ką išmoks dabar, po to naudos ir vėliau. Tai nebūtinai visi taps profesionaliais futbolininkais, kažkam reikės tiesiog, kaip čia, mokėti gyventi. Tai reiškia, kad galbūt tai bus ir varškės sūrelis, kuris irgi šiaip turi labai daug cukraus, nu, tai reiškia lyg ir baltymo, bet labai daug cukraus, tai puikus angliavandenio šaltinis. Tai ar jis labai sveikas, nu, čia jau galima ginčytis, aš jau jų nevalgau, nes man ten cukraus per daug, aš tiek jau nesportuoju dažnai, kad man jau reikėtų būtinai atsigauti per trumpiausiai įmanomą laiką, bet jaunimui, kuris šiandien sudalyvavo vienam turnyre, arba netgi ir to pačio turnyro, bet kitos varžybos, tarkim, nu, ten bus šiandien trečiadienį, po to ten kokiam sekmadienį, tai jisai, nu, negali leisti savo arba treneris nenorėtų tam vaikui duoti laiko ten pusę savaitę atsigauti po tokio krūvio. Tai nu, atsiranda tas truputį forsavimas ir čia nu, atsiranda nebūtinai sveikiem produktam, bet visgi, nu, taip bandant trumpai, būtų geriau neperdirbta, nepagaminta, tai reiškia nesupakuota, tai galėtų tai būti vaisiai, kad ir tas pats bananas, nu, čia su sąlyga, kad jaunuolis apskritai tokios dalykus valgo, tai aš galiu, pasakyti, kas man patinka. Sakysiu, valgykit brokolius, nu, nežinau, ar tai labai jau kažkas jau tos brokolius pradės valgyti. Tai aš ne prieš batonėlius, bet manau, kad būtų geriau, jeigu išeina, nu, reiškias, išsidėti iš namų arba vaisių, arba netgi kokybiško normalaus maisto. Gerai, ačiū Mantai. Ačiū Jums. Tokia sveikata, neišsemiama tema, tikriausiai dar ne kartą grįšime prie šios temos, nes daug ką galima apie mitybą, sportą šnekėti, režimą, tai aš tiesiog noriu dar priminti, kad BFA sveikatos partneris, medicinos diagnostikos ir gydymo centras taiko BFA mūsų nariams nuolaidą tyrimams, ne visiems tyrimams, tai kviečiame tiesiog pasidomėti, registruotis ir rūpintis savo sveikatą. Ačiū Jums. Ačiū, sėkmės. Visom.